Na ką, laba diena. Šiandieną su jumis moteris ir vyras, Ernestas Kulskytė ir Donatas Kantakevičius. Labą Super, dieną. Donatai, labai malonu. Tai aš trumpai apie save. Tai vadinu save šiuo momentu šiandieną santykių mentorė, todėl kad padedu tiesiog žmogui transformuoti požiūrį į save ir pirmiausia atrasti santykį su savimi, tą ryšį, o tada su aplinka. Tai va, tai viskas apie tai. O tu, Donatai, papasakok. Esi vyriškumo treneris, vyrai EU ir taip toliau. Papasakok, apie ką esi ir nuo ko prasidėjo ta tavo kelionė. Žinai, ta linksmoji dalis, kai reikia labai gražiai prisistatyti ir visiems papasakoti, koks tu fainas, koks esi nuostabus, kad visi tai išbučiuotų, bet nesinori to, o norisi paprastai. Esu Donatas Kantakevičius, vyrai.eu kūrėjas, organizuoju vyrų stovyklas, dirbu su verslo vadovais, su kompanijų savininkais ir padedu žmogui pakeisti mąstymą apie save ir pasaulį. Mano kelionė prasidėjo labai senai. Jau daug kas girdėjo tas istorijas ir televizijoje, ir spaudoje. Kažkada man išėjusi dukra padarė man dovaną kilti į vyriškumo temą, ją plėsti Lietuvoje ir esu iš tų žmonių, kuris atsidavė vyriškumo temą iki šios dienos, sąžiningai einu žingsnis po žingsnio, nenukrypdamas nuo savo kelio ir mėgaujuosi kiekvieną dieną ir suprantu, kad tai, ką aš darau, tai yra didelė prasmė man. Ir mano bendruomenė vyrų. Tai trumpai tiek. Super, ačiū. Iš tikrųjų, tai yra labai naudinga, nes aš dabar, kai pradėjau dirbti darbą su žmonėm, va, būtent ir susiduriu su moterimis ir su vyrais, ir pradedu suprasti, ant kiek tai yra svarbu ugdyti ir tą vyriškumą, ir tą moteriškumą, ir iš ko plaukia mūsų šios dienos tema, ar ne? Kiek mes moteris suprantam apie vyrus ir kiek jūs vyrai suprantat apie moteris. Mano galva, kad vyrai ir moteris iš vis nieko nesupranta vienas apie kitą. Aš galiu įsitikinęs per savo, man 46 metai, per 46 metus aš tikrai susidėjęs nemažą bagažą ir galiu pasakyti, kad moteris ir vyras tai yra du ufonautai, kurie bando susikalbėti viena kalba, bet jie net nesuvokia, kad jie kalba skirtingom kalbom, bet jiem atrodo, kad kalba viena kalba, o iš tikrųjų jiem reikalingas tarpininkas, galbūt, kaip ir kalbėjau, išmanusis intelektas kažkada mums padės išmokti susikalbėti vienas su kitu. Nes mes puikiai kalbam pasimatymuose, bet kai einam į realų gyvenimą, įkrentam į tą bendrą patalpą, į rutiną ir viskas. O čia prasideda linksmoji dalis. Tai mano galva, kad mes nieko nežinom. Pradėkime nuo to sąžiningai, nes visi kalba, mes visi ekspertai, bet visi skiriame. Ne? Mes visi skirimės. Aš nepažįstu nei vieno vyro, kuris tikau savo, kad nors kartą nebūtų įsiskirti. Nebūtinai su žmona, bet turėjo draugę, vis tiek įsiskiri. Tų skirybų buvo labai daug pas visus ir įvairių. Ir vienas svarbiausių dalykų, ką aš suvokiu, kad jeigu vyras supras, kas jis yra, ir bandys užduoti teisingus klausimus moteriai, kad jinai suprastų, tai dar abu vienas kitą suprastų, bet čia yra labai... Dar turi daeiti iki to lygio, kad pradėtų kelti tą klausimą, kas aš esu, nes tu pažiūrėk, kiek tokių gyvena, kur apskritai nei kelia, nei ką ir patys faini su savim. Tiek moteriai, man viskas ok, jeigu tu nori ten įgilinkis į save, vyras taip pat. Tai vat kaip tokiem, vat tokie ir nesusikalba, aš manau, kurie net nemato, to tokio sąmoningumo, pradėti stebėti, palauk, kaip gali būti kitaip. Aš tikrai sutinku su tai, manau, kad vyras, pirmas dalykas, tai jisai kaip ir tu, kad dažnai apie tai kalbi savo video, aš klausiau, pirmiausia, turi pažinti save. Kaip ir kalbėjau apie moteris irgi, kad moteris turi pažinti save. Aš lygiai tą patį vyrams sakau, kad vyrai, jeigu jūs pradėsit susipažinti su savimi, suprasit, kas jūs esat, suprasit visus savo pliusus, minusus, iš kokios esate šeimos, iš kokios aplinkos, draugų ir pamatysit, priimsit sąžiningai, taip ant popieriaus lapų susirašysit visus savo pliusus ir minusus, jūs pradėsit suprasti, ką taisyti ir kas jums padeda. Bet kažkodėl tai mes labai idealizuojam save. Aš sakyčiau, kad per daug idealizuojam save ir antiek jau save mes esame tokie pyragėliai, taip tas pyragėlis, bet iš tikrųjų ne visada tas skanus pyragėlis mūsų yra. Bet vat, kaip tu galvoji,
jo, bet ko reikia, vat, gyvena tas žmogus, ane, bet kas, nes, pavyzdžiui, aš tai turiu savo patirtį ir čia mano nuomonė, kad, pavyzdžiui, man pradėti pažinti save reikėjo tam tikrų patirčių santuokoje ir tam tikrų, nu, kur aš irgi gyvenau, nu, nieko nemačiau, tada bam, ten lygos, visą kitą, ir tada aš, man jau, bar, tu gal pradėk jau pažinti save. Ir tada aš, okei, kas aš esu, ko aš noriu, kaip ribas nustatinėjau, kokio aš santykio noriu, ką aš darau jame ne taip. Nu, šito klausimo aš dar nekėliau santuokoje, čia tik vėliau buvo. Tai vat kaip tu manai, ar reikia kažkokio supurtimo gyvenime, kad pradėtų žiūrėti save? Nu, aš suprantu, jeigu tu ten gimsti tobuloje šeimoje, tave nuo vaikystės mokina ir sako, kad tu čia su savo emocijom žiūrėk, savo jausmus, įvardink ir užauga toks vyras, išeina į santykį, nu gal tokių yra, bet ką daryti va tam kasdieniam tokiam, nu žinai, vat kaip jį prabudint ir ko tokio reikia, kad jis pradėtų keltą klausimą? Aš galvojau ir tiesiog gal aš pasidalinsiu iš savo praktikos dalies, tai yra du keliai. Pirmas kelias, arba tu pats sąmoningai tai suvoki ir pradedi tai keisti, bet tai labai retas atvejis. Antras kelias yra pats paprasčiausias, tai gyvenimas duoda per galvą taip, kad maža nepasirodo ir po jo prasideda pokytis. Dažniausiai, kai mes einame ne savo keliu, einam prieš save. Aš kai sakau, kai pradedi eiti prieš save, prasideda laužimas. Kūnas pradeda sirgti, prasideda destrukcijos, verslo griuvimai, finansai ir daug dalių. Ir tau atrodo gyvenimas jau rodo, kad čia klysti, bet to rodo, kad tu ne tuo keliu eini. Tik pasuki į savo kelią, žiūrėk, viskas atsistato į savo vietas. Tai vat mokėti, vat tai pamatyti yra viena. Bet jeigu nepamatai ir leidi galvoje, čia viskas normaliai, čia pas visus taip yra. Tada dažniausiai gauni per galvą, kad maža nepasirodo. Ir tada prasideda pokytis. Aš manau, kad ir pas tai toks buvo pokytis, ir pas mane yra pokytis toksai, ir pas visus kitus lygiai toks pats pokytis, tai dauguma apie tai nešneka, nes gėda, ką apie mane pagalvos. Vyrui tai ypatingai čia, vyrui loginiai ten tai būtybė ir tokiam, žinai. Mes norim labai tobulinti. Man labai patinka tai, kad aš dirbu versle, o versle yra labai pas mus savoka tokia paprasta. Jeigu tu nori pastatyti verslą, tu turi padaryti daug klaidų. Iš tų klaidų padaryti daug naudos ir pelno, nes kiekviena klaida atneša pelną. Mūsų mokyklų mokino, padarai klaidą, gavai 2. Versle padarai klaidą, oba. Žiūrėk, o čia galimybė dabar tokią padaryti. Ir kai tu moki tai matyti, tada prasideda stebuklai. Tai vat gyvenime, ar mes tai darome, ar mes su moterimi lygiai taip pat klystame ir, nu vat, blogai pasiilgiu. O iš tikrųjų tu blogai pasiilgi. Arba moteris su vyru blogai pasiilgi, o tu iš tikrųjų blogai pasiilgi. Pasižiūrėk, po kažkurio laiko moteris su vyru įsiskiria ir ta moteris šauna į viršų, pas ją ten viskas ok. Arba atvirkščiai, pas vyrą ten viskas super ok. Reiškia, gal reikėjo šito sukrėtimo tam, kad jis užaugtų. Taip, pamoka. O pažiūrėk čia pas mus, iki mirties, iki gyvenimo galo net nesugebam paleisti, ar ne, jeigu taip žiūrint. Tu kažkokį tai gyvenimo kelią nuėjai su tam tikru žmogum, okei, tai gal buvo tavo pamoka, žinai, ačiū tau su visa pagarba ir judam pirmien. Nu, tai man irgi, žinai, tai buvo. Pagvildenkim gal tą poroje, ne, vat, kaip tą susikalbėjimą, vat, kas tas vyras, kas ta moteris. Žinai, konsultuoju ir poras, ir vyrai ateina, ir moteris, nu, tikrai, kaip skirtingom kalbom. Aš žinai, ką gal taip įvesiu, papasakosiu aš apie save. Nes aš, ten gali priskaityti knygų visą ką, bet ką aš pajutau savo kailiu, grinai pati, nu, man reikėjo patirties, pragyventi 10 metų, išsitaškyti, išsiskirti su viso pagarba buvusiam vyrui, šiai dienai aš suprantu, kad tai buvo ir mano kaltė. Ir aš suprantu, kaip gerai aš išėdžiau tą vyrą irgi, supranti. Tai bet reikėjo tam tikrų patirčių. Tai žinai, aš galvoju netgi apie tas tokias energijas. Pažiūrėk dabar, kiek daug moterų, ne, vat, pavyzdžiui, sako, nu kokio vyro nori? Va šiaip paklausk. Stereotipinis atsakymas. Aukšto, tvirto, ten gražaus kaip už sienos. Nu ir viskas tam pasibaigia. Bet apie ką tai yra, ne? Už sienos, siena tai šalta, žinai. Jo, bet realiai, ko reikia moteriai? Apskaitai, žinai, aš vat ką pradedu kvestionuoti, tas tikrasis moteriškumas, kas yra moteris, ta tokia, žinai, skraidanti. O vyras, tas būtent kaip už sienos, aš galvoju, ko reikia moteriai. Moteris yra šiandieną, galvoju, dėl ko nesusikalba su vyrais. Čia mano asmeninė išvada. Moteris yra patapusios vyriškos. Pasižiūrėk, proto knisimas,
kontrolė, bet jos gal kitaip ir negali, nes šalia ir neturi to vyro, kuris yra patapęs, žinai, ten gulintis ant lovos, kaip pavyzdys. Jinai imasi, ir apsikeitimas vaidmenimis, aš galvoju. Moteris tam ima vyro vadžias į rankas. Aš lygiai taip pat, žinau, buvau pradėjusi konkuruoti su savo vyru, kuris daugiau pinigų uždirbs, kuris geresnę mašiną vairuos, bet tu pažiūrėk, iš ko tai yra. Tai jinai, du vyrai gyveno vienose namuose, tai dar apie kokį dar ten intimumą kažkokį kalbėt, nu čia jau iš vis kaip vyšnė ant torto. Ką aš supratau, kai įsiskyriau ir aš tiesiog sėdėdavau ir analizuodavau, palauk, apie ką tai buvo. Tai gerai, ten tai, kas manęs netenkino, tai buvo apie mane, tai mano tos pamokos, kodėl aš pritraukiau tokį vyrą. Bet iš principo, moteris turėtų sugrįžti tą moteriškumą, į tą lengvumą, pasitikėti vyru. Ant kiek yra žeminimas tų vyrų, nu, vat, aš sakau, aš taip matau ir iš tikrųjų ir ten bandau mokytas moteris ir pravert akis, kad tu palauk, tu nusirengiai visom prasmėm prieš tą vyrą. Tai kodėl tu negali eiti paskui jį, juk vyras tai veda gyvenimą, moteris turėtų tekėti, bet ne viską nori sukontroliuoti. Ir ta tokia, žinai, vyrui būtų... Kodėl nori sukontroliuoti? Vienas yra, iš kokios šeimos atėjo. Pavyzdžiui, jeigu mergaitė augo be tėvo, kaip pavyzdys, jinai nematė to santykio mamos ir tėvo, tu paprieštarauk, jeigu aš neteisingai galvoju. Aš, pavyzdžiui, mačiau, kai mano mama laikė visus ten 4 kampus ir aš ateinu į santuoką, va tokia, va visa pasiruošus viską valdyti. Tam vyrui net nėra vietos, nes aš viską galiu pasidaryti pati. Automatiškai aš ką tu, aš čia galiu pati geriau, aš čia dar daugiau uždirbsiu, kaip pavyzdys, dar kažką. Ir tas vyras, aš pagalvoju, tas toksai, wow, gerėjimasis, wow, super, vyrui reikia ko iš moters palaikymo ir tikėjimo juo. Jeigu jisai tai gaus iš moters, jisai varys kalnus nuvers. Bet taip viskas yra nuvažiavę nuo bėgių, vyrai vos ne moters vaidmenį pasijėmė, žinai, be savivertės guli, ką daryti, moteris eina, tipo, aš čia turiu šeimą išlaikyti. Tu pasakyk, kokia tavo nuomonė apie tai? Aš užduodu visą klausimą, kodėl. Kai užduodi savo klausimą, kodėl, tada pradedi nagrinėti istoriją, pradedi nagrinėti 1000 vyrų istorijas. Ir atsakymas paprastas dažniausiai būna. Tai berniukas, augantis mamos aplinkoje, čia dabar mes apie vyrus kalbame, ne? Taip, taip. Čia mes tik apie vieną tipą taip pakalbėsim. Berniukas, augantis mamos aplinkoje, yra šalia tėtis, bet pavyzdžiui nėra. Ir mama visada nurodinėja ir tam tėvui, vyrui, ir tam berniukui, kaip reikia gyventi. Ir jisai lygiai taip pat elgiasi, kai jis gauna žmoną, jisai išmokintas nuo vaikystės vykdyti išsakymus. Ir lygiai, ir sako, moteris, jisai nieko nedaro. Jis laukia, kol bus duotas įsakymas. Negauna įsakymus, negali padaryti. Antras tipas. Moteris yra kartu su vyru, abu vienodai laiko, sakysime, abu vienodai palaik viens kitą, vienam lygiai. Berniukas tai mato, kad yra pagarba, jisai lygiai tą patį išmoksta ateityje laikyti pagarbą. Dabar, jeigu panagrinėti tarybinį laikotarpį, moteris išlaikė vyrus, vyrai daugiau alkoholyje, vyrų nusivylimas, nes buvo tarybinis laikotarpis, užspaudimai ir visi kiti, čia galime ilgai kalbėti, bet nesivelsim. Ir vyrai buvo nusivylę, sulaužyti, pasimetę ir ką jie daro, kai žmogus skauda, jis geria, kad ten būtų lengviau. Toks buvo laikotarpis. Ką padarysi? Visi baigėsi, ačiū Dievui, dabar atėjo kitas laikmetis, bet moteris įpratusios toliau kontroliuoti, įpratusios toliau viską. Aš pasakysiu, turi būti taip, kaip aš noriu, tai yra, kaip atrodo, kad, žinai, kartais atrodo, kad mergaitė yra neišsipildžiusi, negavo dovanų vaikystė, gal per mažai rūpinosi tėvas, gal per mažai apkabino, gal per mažai meilės davė ir toks reikalauja, duok. Ir jeigu toks tipas yra moters, tada vyrui labai sunku. O vyrui reikia vieno dalyko, labai paprasta, pačio mažiausio, net moteris daugumai nesupranta. Sako, aš tiesiog noriu, kad mane suprastų. Ir aš galiu pasakyti 1000 vyrų pasakytų, nesvarbu kokio rango, absoliučiai netriukšmė. Man reikia supratimo. Ir jeigu vyras išeina pas kitą moterį, tai dėl to, kad ta moteris praėjo jį suprasti. Taip. O ne dėl to, kad šita bloga. Taip. Jis eina ten, kur jį išgirsta ir supranta, ir jį palaiko. Ir jis tada eis, padarys kalnus, nugriaus. Jis atneš, ką nori, mamutą atneš. Jeigu jis bus mylimas, gerbiamas ir palaikomas, o ne, tu toks, tu to nepadarys, tau šitai spirsiu, tu čia padarysi. Aš tau tokią sceną padarysiu šiandien namios, kad tu rytoj tu dirbsi.
net tie metodai. Nereikia kontroliuoti vyro, o reikia mokėti nukreipti. Klausimas tik tai, kaip nukreipti. Ir čia reikalingi tyrimai. Aš visada žiūriu tai kaip į mokslininką. Kad kiekvienas žmogus pažiūrėtų savo gyvenimą kaip mokslininkas. Jeigu mes kaip į tyrimą pasižiūrėtume, kas veikia ir kas neveikia, ir visą tai išnagrinėtume per visą Lietuvą, sudėtume į vieną medžiagą ir sustruktūruotume, visi žinotų, ką reikia daryti. Gal tai išmanus intelektas ir padarysi daug greičiau, negu mes, kol mes čia padaryti. Labai daug informacijos ir labai daug apdirbimo medžiagos. Tai daug dievė, kad tai atliks išmanus intelektas. O tada mes turėsime instrukciją, kad kalbantis su vyru, elgintis su vyru reikalingi tam tikri dalykai. Musulmonų tautose ten nėra tobula, bet šiek tiek jie laikosi tam tikrų kanonų, tiek vyras, tiek moteris, todėl yra šiek tiek lengviau. Aišku, per daug irgi nesąmonių yra, kas griauna šeimas ir labai destrukcijos daug. Taip. Bet jeigu subalansuoti viską, mes galim gyventi su nuostabų gyvenimu, be konfliktų, be pykčių, susitarti, susikalbėti. Ir tada viskas bus aišku, ką daryti. Bet kol kas mes norim tik, aš noriu to, o mano moteris nori to. Ir jeigu viens kitą tik tempia gumą, tai nieko ir nebus. Va čia ir mes turim problemą. Ir visas pasaulis beje turi tą pačią problemą. Nu tai vat, ir kaip susitarti, ne? Vat kaip išgirsta kitą. Kaip ir kalbėjau, pradėti instrukciją, sukurti instrukciją, pasiskaityti instrukciją, atskirti, pagal tam tikrą tipą suvokti, kas per vyras ir žinoti, kaip su juo kalbėti. Nekalbėti tai, kaip parašyti žurnaluose. Padarykite testą, vat vyrai reikia to, vyram reikia to, vyram reikia to. Aš kaip perskaičiu tos žurnalus, aš jau nebežinau, ko reikia vyrui. Aš kaip moteriai žito labiau nebesuprantu, ko jam reikia. Nes pagal kiek 20 testų įvairiausiai išnagrinėjau, tam kažkokia mišrainė. Nėra konkretumo, nėra aiškumo. Pas vyrą logika yra, struktūra. Nužudyti, viskas, aišku. Uždirbti, aišku. Bet tu niekam tikėt, jis nieko nesupranta. Tuš, gabalas. Viskas. Jeigu norit pasakyti, kad, pavyzdžiui, vyrų arba moterį, bet kuriam vyrui arba moterį pasakyti, destruktyvę programą paleisti, pirmas dalykas, kad užsidaro širdis ir aš nedarysiu. Viskas. Ir visi vyrai apie tai kalba. Daug konsultavau moterų, lygiai ta pati situacija. Vyrai nesupranta moterų. Kodėl? Todėl, kad vyrai kažkokią naudoja savo techniką, kad va taip reikia. Ir jie nežino, kaip kalbėti realiai. Jie neturi instrukcijų, sako, aš nežinau, kaip kalbėti. Aš nežinau, kaip į ją įsibelt. Aš nesuvokiu jos. Kaip tu gali suvokti, jinai pati nesuvokia. Jie irgi reikia padirbėti. Bet reikia, tokio žmogaus tarpininko, tu galbūt atlieki savo dabar darbą tarp santykių. Kažkokią, nesvarbu, didelę, mažą, neturi reikšmės. Kažką bandai daryti. Aš bandau kažkiek tai sujungti. Kiti žmonės. Bet tai yra labai mažai. Tai yra maža dalis, kas tai daro. O visa kita, aišku, tinka ir psichologai, yra viso kitos psichoterapijos, visi kiti dalykai. Viskas veikia, bet tai yra per mažai, nes mūsų visuomenė yra labai įsitaškiusi. Nu, žinai, visų nenuvesi, aš galvoju, vat, labai faina, kai ateina poras, ar ne, vat, gilintis, vat, kaip tu ir minėjai, aš ir turiu porų, kur ateina vyras, ateina moteris, aš kiekvieną išklausau, po to ateina dėsė ir aš bandau juos, vat, kaip ir sakai, kaip tarkim, palauk. Ar išgirsti, ką jinai pasakė? Jinai, o jis iškart pagal savo įsitikinimus, vertinimus iš praeities ir nuostatas jau vertina tuos žodžius. Ne, grįžtam atgal. Vat grinai tą prives prie to, kad jie vienas kitą išgirstų ir suprastų vieną dalyką, o ne du skirtingus. Bet gerai, kiekvienas nenueis, žinai, pas psichologą, kitas net neturės to, bet aš galvoju, vat, skatinti tą tokį, nu vėl įkišiu tą žodį sąmoningumą, bet pradėti, nu kad aš, pavyzdžiui, tikiu, kad tai įmanoma, nes aš dabartiniai savo partnerystai tai turiu ir mes bandom tai auginti, bet tai yra didžiulės pamokos, tai nėra lengva. Išgirsti vienas kitą, jeigu ten susinervinai dar kažką, okei, po to susėdam ramiai, bet žinai, kas man padeda asmeniškai? Kai vyras kalba, aš bandau numesti savo ten ego ir tai, ką aš noriu pasakyti, davai dabar čia pažaidžiam žaidimą, aš absoliučiai atsistoju tavo batus. Nu, vat kodėl taip įvyko, ką tu galvoji, ar tu supranti, vat, kad aš suprasčiau, ką jisai turėjo omeny, okei, aha, jam ten taip atrodė, jisai tą darė, tai pagalvoja, nu kaip ir logiška. Tada sakau, davai suprask mane, nu man taip švietė, man taip atrodė, ar supranti, kodėl aš taip elgiaus? Nu, okei, nu mes galim likti kiekvienas prie savo nuomonių, bet realiai, kad suprasti kitą ir kad neliktų tos nuoskaudos, nes aš manau, kad iš tokių neišspręstų situacijų, žinai kas, lieka nuoskauda iš praeities.
Maždaug, jeigu neįspėjam, okei, jam ten nieko sakyti negalima. Ir tada po tokių dedasi plyta, kaip plyta tarp žmonių, santykiuose. Sako, pragyvenom 15 metų, anksčiau viskas buvo faina, jis ten tą padarė, kaip ir smulkmeną mes nekalbėjom apie tai. Užsistatė sieną, tai dabar tas plytas reikia išimti, žinai, ir iškalbėti, ir kai tu išanalizuoji tą situaciją apie tą nuoskaudą, pasirodo, jisai matė visai kitaip, o jinai kitaip. Tai reikia tik vienam atsistoti kito batus, bent jau aš taip bandau daryti ir kol kas tai veikia. Nežinau, kokių dar yra tų metodų, žinai, kaip tu sakai, bet kad išgirsti. Bet matai, yra metodai, bet tam reikalinga branda. Taip. Tai neveikia, kai tau 20 metų, tai neveikia, kai tau 25, tai praėjo veikti maždaug po 30, kai ateina sąmoningumas, smegenys įsijungia, šiek tiek geriau jau dirba, agresija sumažėja žmogaus. Tie dalykai tada duoda suvokimą. Pirmas dalykas, tai žmogus turi aš nežinau, kaip įlysti žmogų, žinai, į genetiką, iš vis išmesti tokį žodį kaip pyktis. Nuoskauda ir savigrauža. Jeigu visas destrukcijas šitas išmetus, abejonės ir visa kita, ištrinti kažkaip iš žmogaus, mes susikalbėtumėm, bet mes ką darom, kai mums kažkas nepatinka, mes supykstame ir mes norim kitam įdurti. Klausimas, kaip Nes man skauda, supranti, ir atrodo, dėl to pykčio metu, kaip ir sako, atsisakyk žodžio tu, kalbėk apie save. Dabar žiūrėk, aš ateinu ir sakau, tu ten, kas tau vyko, užsidarė, prasidėjo gynyba, puolimas, viskas. Apie kokį pokalbį kalbėti, apie kokį susikalbėjimą. Bet čia, kaip tu ir sakai, reikia sąmoningumo ir tam tikros brandos. Ir reikia labai pajausti tuos momentus, mes su vyrais daug esame dirbę stovyklose ir dažnai pagauna tokį momentą, kai kalba ne žmona ir vyras, o kai kalba mama ir sūnus. Kartais žmona nepajaučia, kad jinai tampa mama, įsijungia mechanizmą, net nepajaučia ir pradeda su vyru kalbėti kaip su sūnum ir jam įrodinėti ir sako, palauk, su kuo tu kalbėti. Ir jeigu vyras sąmoningas tai suvokia ir jis sako, man atrodo, kad aš kažkaip tu mane statai į sūnaus poziciją, gal aš tau ne sūnus, gal? Okei, jeigu moteris supranta, tai vėl pasikalba. Kartais vyras nueina į tėvo poziciją ir pradeda elgtis kaip su dukra. Nurodinėjimai, jau ten rūpinasi kaip dukra, o nebe kaip žmona jau rūpina. Jo. Irgi turi pajausti. Tai čia, tos svarstyklės, kaip čia pažaisti, čia yra įdomu. Bet gal čia normalu, kad balansuoja, aš nežinau, gal svarbu, kad atpažinti ir įvardinti, palauk, žiūrėk, ar ne iš kokio vaidmens mes dabar čia bendraujam. Čia geras dalykas tik tada, kai nėra pykčio, bet kai yra iš pykčio tai darom, labai sudėtinga kalbėti, nes kai mama, tai jinai auklė, kai tėvas, jis irgi auklė, ne? O kai vyras ir žmona, jie kalbasi. Bet žiūrėk, neprasideda, Kai vyras ir žmona pradeda kalbėtis, tai pradeda susišnekėti, bet kai prasideda konfliktas, dažniausiai mes esam kažkokiose ekspozicijos, bet ne kai vyras ir žmona. Konfliktas, tai čia nereikia tikėtis, kad ten sproginėje viskas eini jau iš to išgyvenimo režimo, kaip sakyti. Bet aš galvoju, kai prasideda vienas jau stojasi, tarkim, į tėvą arba mamos vaidmenį, tada klausimas apie šitą asmeninės ribas. Jis gali sakyti, palauk. Okei, žiūrėk, aš atpažįstu, ar apie ką, kad maždaug aš taip neleisiu su savim, davai susilygiuojam. Kad vis tiek kažkas turi pastebėti ir į tai parodyti, čia yra irgi klausimas to, kuris pakyla apie ego ir kiek aš esu pasiruošęs, nestatyti savo principų pirmą vietą, bet nusileisti ir išsilygiuoti. Nes jeigu mes kalbėsim ne kaip partneris vien su kitu, o kažkuris žino geriau ir kažkuris ten tipo šustresnis, tai nieko nebus, mes kovojame tada vienas su kitu, o ne abudu į tą santykį, žinai. Kova nieko neduos. Mes tai žinom. Istorija rodo labai paprastai. Visi karai baigėsi kuo? Susitarimu. Žuvo labai daug žmonių, bet vis tiek anksčiau ir vėliau politikai susitarė. Lieka kas? Nuoskaudos, istoriniai prisiminimai ir tai lieka šimtmečiai. Reiškia, jeigu mes tai žinom, kad karas nieko neduoda, tai šita technika neveikia, bet mes vis tiek naudojam tiek gyvenime, tiek versle, tiek kare ir visur kitur. Bet galėtume mes išmokti susitarti, bet kad išmok susitarti, reikia išmokti mokyklai. Pirmas dalykas, mes mokyklai nemokame susitarti. Mes ką darom? Vykdom įsakymus. Taip, nukirto ir taip turi būti ir ne kitaip ir viskas. Taip, turi būti pagarba, aš suprantu, viskas turi būti pagarba, bet kaip išmokti susitarti?
aš puikiai suprantu mokytojus ir aš jų nekaltinu. Viena mokytojai ar mokytojai susibendrau su 30 vaikų ir jų išmokinti susitart, net laiko psichologija, čia yra neįmanoma. Tai reikalingas ne vienas mokytojas, galbūt keli arba 3, tada galima susitarti, bet ne vieną. Klasėje, kuris dar bando suvaldyti visą masę. Taip. Tai yra sudėtinga. O tu labai gerai palieti vieną temą, tai yra asmeninės ribos. Tu žinai, kad vyrai iš vis nežino, kad yra asmeninės ribos? Ne, nežinau. Nes man dabar atrodo, žinai. kad jie žino. Vyrai, moteris, jeigu girdi, vyrai iš vis nežino savokas asmeninės ribos. Nes vyrų savoka asmeninės ribos yra tai, apsaugoti šeimą, jo ribos yra šeima ir jis neturi suvokimo, va čia nubrėžiu liniją, va čia manęs neperžengti šitos ribos, jis nesupranta šito dalyko. Pas jį iš vis neegzistuoja, nes vyras išmokęs kautis, pas jį nėra ribų, va čia jis gali bet kokią ribų statyti. Tuo atžvilgiu, kad kovimuosi, kad dar ne kažką tai atstovėti. Bet Taip. savį, jeigu jam lipa ant galvos, tai jau, manau, yra riba. Įsivaizduok, ant tavęs lipa tavo moteris, ne? Su pykčiu, su konfliktu. Vyras, jis niekada nepuls moters, nes vyro asociacija moteris, jo žmona, tai vis tiek mama, močiutė, senelė savo, kad aš negaliu kovoti su jomis, jau tai įdėta į galvą, tai įdėta į pasąmonę. Ir jis nenori kovoti, dėl to moteris ką daro lipa. Vyras, jeigu žinot, kas yra asmeninės ribos, jis jas nubrėžtų, bet dažniausiai po stovyklų sako, aš tik dabar suvokiu, kad sako, aš niekada neturėjau asmeninių ribų. Ir tai tūkstančiai, čia ne šimtai, čia kalba tūkstančių žmonių, kad jie nežino, arba jeigu ir žino tas ribas, tai jos tokios, labai minimalios. Tai jums naujiena, moteris. Kokį tu tą stebuklą ten darai stovyklose, kad vyrai išmoksta savo asmeninių ribų? Jokio nėra ten didelio kažkokio stebuklo, yra atidirbta technika, atidirbti metodai, per daug metų sudėliota programa, kuri 100% neveikia. Ir žmogus, mano tikslas yra, aš neišmokinu žmogaus, aš keičiu pasąmonį, mąstymą, persijungia ir viskas. Ir jis sako, supratau, kokia mano klaida, užlipo mane žmona, aš niekada nestovėjau savęs, jis pats, aš dirbu taip, kad aš nemokinu žmogaus, o jis man pats papasakoja, ką aš suvokiu ir sakau, dabar supranti, kodėl reikėjo daryti tai, sako, aš dabar suvokiu. Nes mano tikras nemokinti, aš nemokyti. Taip, padėti pakeisti mąstymą, kad jis galėtų toliau pats tvarkyti su savimi. Aš čia gali kiek nori pasakoti, žinai, gal, kaip mokytojai. Pabandyk būti mokytoju, tai prisiminsi mokyklą ir sakys, mokyslai. Jo. Taip yra. Tokia yra realybė, žinai. Tai, tu irgi dirbi su vyrais ir moterim. Ir aš manau, man klausimas tau būtų, su kuo tau lengviau dirbti, su vyru ar moteriu? O to pačiai, kaip kalbėtis, ateina pas tavęs tik į sesiją. Žinok, pradžiai, tai aš dirbau vien su moterim, tiesiog taip matyt pritraukiau, kad atėjo tik tais moteris ir man buvo lengva, nes aš pati perėjau per tai ir tiesiog jau supratau, kur jinai stringa ir matai, moteris per tą emocinę, tą tokią būtybę, aš, žinai, turiu ir studiją ir visą ką, aš ten servetėlių tuos pakelius perku, ten galiu paletėm užsivežinėti, žinai, jau juokas ima, nes ten, per emocijas, per paleidimus visą ką. Ir tada atėjo, pavyzdžiui, pora ar ne, ir aš dirbu su vyru ir aš jam bandau ten sakyti, o kaip tu ten jauteisis, man, klausyk, ką tu čia man, aš tau nieko nepasakysiu, aš, okei, palauk, čia su vyrais biškelį kitaip reikia dirbti, žinai. Kitoks tas toksai suvokimas yra, bet jie vis tiek girdi ir mato. Pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, tarkim, poroje, ar ne? Moteris sako apie tą pačią situaciją. Sako, aš turiu nuoskaudą, ten įvyko praeitie, ten prieš 5 metus tas ir tas, sako, aš niekada apie tai nekalbėjau su savo vyru, bet sako, aš po to ten užsidėjau tam tikrą nuostatą, kad ten jam negalima ten sakyti, arba jis manęs ten nepalaikys, ne, kaip pavyzdys. Okei. Tada ateina vyras, mes su juo kalbam ir jisai sako, aš žinau, sako, ten yra buvo viena situacija, aš ten jos nepalaikiau. Ir man toksai, wow, jie niekada apie tai nesikalbėjo. Jinai galvoja, kad jisai yra pamiršęs, jai užsidėjo nuoskaudą, bet jisai tai prisimena ir kaip ir žino. Bet jiem ko reikia? Jie nesusikalba, kaip ir kalbėjom.
Tai šitoj vietoje aš kaip tarpininkė bandau ar ne išlaviruoti, kad ar tu prisimeni tą, to aną ir jie tada pasikalba ir okei, ir tą plytą, kaip sakyt, sudaužo. Bet vat ką noriu pasakyti, nu vyrai taip eina per logiką daugiau, moteris per tą tokį, per emocijas, nes ko vyrui reikia, va to supratimo, palaikymo, moteriai reikia irgi va tą išklausyti, kad jinai galėtų išsproginėti tą savo emocijas, išleisti prie vyro, kitą kartą jai reikia tik apkabinimo, nu žodžiu, čia jau tie kiti va per poreikius eina, ar ne, va tie santykiai. Bet šiaip labai įdomu, faina, bet žinok, esu turėjus ir tokių porų, va, tarkim, kreipiasi vyras, sąmoningas, keičiasi požiūris į gyvenimą, jis nori judėti pirmin, sako, o mano žmona stovi vietoj. Jei ten baliai, vakarėliai, tūsai, ten visa kita, sako, aš to nebenoriu. Ir jinai žemina jo dalykus. Kvėpavimai, lakstymai ryte, ką tu čia, į sektą įstoji iš serijos. Ir žinai, ir vat atrodo, nu ką, tiesiog, ką darėm? Pažink save, susirašyk, grinai rašėm, kas esi, ko nori, ir va tada tavo ribos, kaip tu išlaikysi tada savo tas ribas, va to, ko tu nori, va su šito žmogum. Ir tada arba tas žmogus keičiasi kartu su tavim ir jūs jau lipat, nu arba jau skiriasi keliai, žinai. Tai įvairių situacijų ir aš iš tikrųjų esu giliai nustebusi, nes kai pradėjau komunikuoti ir viešoje erdvėje, tu neįsivaizduoji, žinok, 50-50 praktiškai kreipiasi vyrai. Ir jie sako, wow, mums taip reikia to palaikymo, to supratingumo, nes visur dabar eina tas, žinai, moteriai blogai, čia vyrai dubasina moteris, čia tik moteris, bet tokį pastebėjau, kad nėra to vyram palaikymo ir kad jie yra išgirsti ir suprasti ir nėra jau jie ten tokie blogi, žinai, ir jie tikrai nori eiti ir gilintis ir kitą kartą jie neturi priemonių. Pavyzdžiui, dabar tau klausimas, o tarkim, yra vyras ar ne, visiškai sugniuždyta savivertė, yra turėjęs biznį ten, fail, su santykiais fail, mokykloje galbūt ten jį užgauliojo, jisai tą suvokia, kad jam reikia kelti savivertę, nu bet yra visiškas susigniuždymas. Nu vat kaip, ir aš kartais galvoju, eina savo, dabar ką jam patarit, būk vyru, eik būk vyru, nu aš įsivaizduoju, gal čia reikėtų į stovyklą išsiųsti ir kad jis ten su vyrais pariekautų ar kažką. Nu ta prasme, kur jau matau, kad nu vat yra ir tokių, kur visai blogai ir vat nu kaip padėti tokiam vyrui. Žinok, žodžiais jam nepadės. Ir pas tave, aš galiu pasakyti, kad daugės vyrų. Todėl, kad aš kalbėsiu su daug įvairių moterų coacherių ir jų tarpe daugėja vyrų. Ir jie kreipiasi, žinai kodėl? Ir pas tai kreipsis ne todėl, kad tu coacherė, o dėl to, kad tu moteris, kurį jį supranti. Taip, aš žinau tą. Ir jie kreipiasi dėl to, kad tu supranti jį, o jo žmona jo nesupranta. Ir vyrai visada, kaip ir kalbėjau pradžiai, prisimenu, kad vyrai kodėl eina ir ieško kitos moters, nesvarbu, coacheris. Čia nekalba apie tą intimų santykį, aš kalbu apie tiesiog pokalbį. Gali būti kavos puodelio išgėrimas, gali būti bendradarbė, su kuria kalbasi, galvoju, kaip faina, taip pašnekėti, kalba apie gyvenimą, apie keliones, kavą gerdami ir viską. Taip. Ir to užtenka, suprantate. Ir jeigu tai vyrai daro ir tai darys, aš tikiu, kad jie darys dar daugiau, nes jiems to labai trūksta. Nes mano tikslas yra tą moterį jo šalia esančią padaryti, tą, kurį jį išklausytų. Nu pasakyk tu man, ar tai nėra. O jeigu čia tau misija, tai gera. Nu mano misija, aš tokia pat noriu. Ar ta moteris nori? Gali būti, kad ta moteris ieškos dabar vyro. Tu eini pas coacherį, aš dabar susirasi coacherį vyrą, kad tas vyras mane supranta. Lygiai tą patį daro kai kurios moteris. Irgi ieško coacherių vyrų arba psichologų vyrų, nes tas vyras ją supranta. O tas šalia vyras nesupranta. Bet vėl tai yra iliuzija, supranta. Supratimas yra trumpalaikis, čia negyvenam kartu. Aš kažkada dažnai esu girdėjęs ir niekas sako, koks fainas duodat, kaip norėčiau su juo gyventi. Čia tokių istorijų girdėjau, sakau. Ir žinai, jeigu tu su manim pagyventų metus, tu išprotėtum. Kad su manim šnekėti fainai, bet gyventi, tai yra, gali būti tau bus tragedija. Nes aš 5 valandas kelsiu, čia bėgiosiu, čia dar kažką daryti, čia tau stogas važiuoja. Ką jis čia išdarinėja? Todėl, kad mes idealizuojam labai. Ir aš ką suvokiu tarp vyrų ir moters, kodėl nėra susikalbėjimas, kai mes einame į santykius, mes pamatom moterį, hormonai ir visi kiti dalykai, antiek idealizuojam, kad dabar bus taip, kaip mes svajojam. Iš tikrųjų, tai mūsų galvo tai svajonė, bet ta moteris visai kitokia. Ir dažniausiai jinai kitokia.
paveikslėlis būna. Ir mes labai skubam į tą fantaziją, įkrentam ir nusiviliam. Tiek vyrai, tiek moteris, nes jinai arba jisai netik mūsų lūkesčių. Na, va čia šitoj vietoj labai palėtei tokį svarbų dalyką, iš ko ateina į santykį. Jeigu tu matai, atėjau, kad ten kitas bus geresnis ir ten aš būsiu laiminga tada, kai ten mane kažkas padarys laimingą. Nu tai tada blogai, vadinasi, mes turime lūkestį kitą žmogų. Apskritai, būti santykiuose, tai faktiškai būti užsipildžiusiam pirmiausia pačiam su savim. Man aš nieko nesitikiu iš to partnerio, nes automatiškai, jeigu jis kažko nedaro, ne pagal mane, tai vadinasi, aš esu nusivylusi. Nu, tai čia visada bus priekaištai. Aš galvoju, kad santykiai, žinai, bet vyras su moterim susikalbės vieno etapo. Mano galva, aš tik tai savo nuomonę sakau, neperšu jos. Kai vyras iš moters nieko nenorės ir nereikalaus, ir kai moteris iš vyro nieko nereikalaus ir nieko nenorės, bet jie sugalvos kartu tai norėti, kartu tai pasiekti, o ne, aš taip noriu ir taip turi būti, nu vyras gerai taip darom. Ne, jie turi abu to norėti. Bet kai vienas iš kito nereikalaus, tu privalai. Niekas privalai iš karto, pavyzdžiui, pats žodis, išgirsti žodį, privalai. Ir tokį neigiamą tau įperša kažką darysi. Įsakymas, ne? Ir aš iš karto sėkmės. Klausyk, aš noriu, man labai svarbu, ar galėtum. Pasakyk vyrui, aš prašau, ar galėtum. Vyras bet kuris atsistos šiandien, dabar atsitės ir į mašiną ir nuvaryt. Bet tu privalai, sėsk į mašiną ir važiuoji. Iškart priešingai. Lygiai taip pat ir moteriai. Tu privalai. Moteris, kad tu žinai, čiuošt pats. Tai čiuošk, kuri, žiūrėk, ta, kuri atstovėjo savo tą vertę, ne, kuri ten užsipildžius, savivertė ir visa kita, jinai pasakys čiuošk, bet kiek yra tokių, kur pasakys, tu privalai, aha, gerai, nes atėjus iš santykį, iš trūkumo, to meilės, galbūt tėvo neturėjimo ar ne, ir jinai gavo to šilumos, jinai neatsakys jam čiuošk, nes bijos būti palikta, kad vėl, žinai, ta žaizda. Gali būti ir toks variantas, bet aš kalbu apie tai, kurie žmonės šiek tiek turi ribas, tai jie tikrai neleis savęs tampyti ir laužyti, bet tie, kurie neturi ribų, o vyrai dauguma neturi ribų ir čia yra faktas. Ir todėl ir moteris naudojasi dauguma vyrų, nes jie neturi ribų. Nes tas vyras, kuris yra grubus, pavadinkim, grubus, užkietėjęs, toks tvirtas, pasitikintis, tai tu pabandyk, tu jam privalai, tu kažkaip nieko nedarys, tu gali daužyti, ką nori. Bet paimk švelnų vyrą, kuris švelnutis, gerutis, toksai mylintis, jisai su juo daryk, ką nori. Ir moteris tai žino. Dėl to aš ir matau pagal tam tikrus kanonus vyrų, arba, sakysim, tam tikrus archetipus vyrų ir matosi, kuriais manipuliuojama, yra labai lengva manipuliuoti. Ir atvirkščiai lygiai taip pat ir su moterimis. Ir su moterimis, su kuriam lengva manipuliuoti, su kuriam pabandyk manipuliacijų įvesti, tai greit tau grįžt atgal. Tai žinai, kas čia kaltas? Aš tai vis tiek galvoju, nu gerai, tas manipuliuoja, bet realiai tai tas, su kuriuo taip elgiasi, jisai leidžiasi su savim taip elgtis. Tai jam čia yra pamoka, žiūrėk. Yra pamoka. Bet kaip yra nuostabu, kai yra pamoka ne tada, kai praeina 5 metų ir tu suvoki, o kai du susėda kartu ir sako, klausyk, netrodo, kad mes čia abu praeinam pamoką, kokią, šitą ir šitą. Ir jeigu taip mes mokėtume susišnekėti, mums nereikėtų laukti 5 metų evoliucijos, kad po 5 metų atėjo suvokimas. Aš prieš 5 metus dariau ne taip, tai dabar žinau, kaip reikia daryti. Gal sutaupyti 5 metus? Nu, bet ką daryti, pažiūrėk, pragyveno, pavyzdžiui, 10 metų, palei tą patį santykių modelį, viens kitą ten dubasino, žemino ir visą ką. Ir žinai, galbūt vienas ir nutarė, kad, man reikia eiti čia į gilį, save pažinti ir pradeda regėti. Ir po to tam vyrui, aš su tuo pagrindė ir susiduriu. Moteris sako, aš pradėjau matyti, čia kažkas ne taip, mes ten dirbam su jinai, okei, geras, kaip dabar perteikti tam vyrui. Nu tai aišku, tai yra įmanoma, dar priklauso ir nuo to vyro, kiek jisai yra linkęs eiti į tą kontaktą, kokį jie turi komunikaciją, kaip jie bendrauja. Bet žinai, jeigu žmonės daug metų yra gyvenę ant kažkokio tai santykių modelio, taip vieną dieną paimti, davai, dabar pažiūrėkime į savo praeities čia nuoskaudas ir kaip mes nenubrėžiame ribų. Sudėtinga. Aš galvoju, kad reikia užbrėžti ribą šiandien. Tai, kas buvo, jeigu įmanoma, paleisti, atleisti ir išmesti, tada viskas ok. Vyrams yra paprasčiau, vyrai pamiršta. Moteris, aš labai noriu paprašyti visų moterų, kurios girdės, išgirskit mane.
pamirškit visas nuoskaudas, kurios vyko prieš 10 metų ir nepriminkit vyrui. Nes vyrai tai veda į pyktį ir jis tiesiog nieko nedari. Kiekvieną kartą, kai priminat, kas vyko prieš 5, 7 metus, 8 metus, 3 metus, tai yra pirmas dalykas, kad nuo to momento, kai jūs tik tai pasakot, vyrai dzin, eitų uždirbti pinigų ir jau atnešti padaryti geresnį gyvenimą, kad jūs geriau gyventumėte. Tai yra fakt. Dėl to, jeigu norit, kad su vyru susikalbėti, pamirškit praeitį. Aš nežinau, kaip pamiršti, kaip moterį pamiršti praeitį. O čia yra vėl medalio pusė, kurios aš nežinau, tik moteris gali sakyti. Čia yra praeities, žiūrėti, kažkoks poreikis praeityje pas ją buvo nepatenkintas, meilės priėmimo, supratingumo, palaikymo kažko ir jinai, tu žiūrėk, gali susipykti dėl smulkmenos, tai parvarys lavina iš 15 metų atgal, žinai. Bet tai geriausia, žinai, aš pasakysiu būdą, kaip galima išsivalyti. Bet čia vėlgi reikia mokėti pasikalbėti be kaltinimo, o tiesiog, žiūrėk, aš tau papasakosiu, man pastovi, aš matau kažkokią situaciją ir vis lenda iš praeities, prisimeni, buvo ten tada tas ir aš ką tau prikaišioju vis, kai mes susipykstam. Tai ne apie tave yra, tai yra apie mane, bet aš tada jaučiuosi ten taip šudinai, kad galvojau, kad tu ten manęs nemyli ir aš taip niekada negalėsiu pasitikėti. Bet tai yra mano jausmas, kad galbūt man tai ėjo iš praeities, nes aš ten iš tėvo negavau palaikymo, dar kažko. Bet ar tu supranti, kaip aš tada jaučiausi? Okei, ką tu tuom norėjai pasakyti? Supranti tokį kažkokį pasikalbėjimą ir tu tarsi išsprendi tą klausimą. Aš nežinau kito būdo. Bet kad jinai būtų irgi suprasta to vyro, kaip jinai tada jautėsi. Ar tu supranti, kaip aš jaučiausi? Labai gerai. Ir sakys, mylimoji, tu mano, ateik tu saulytė, ir aš suprantu, tikrai tau buvo šudinai. Ar dar prikišinai, kaip tu manai? Aš manau, kad ne, bet supratimo reikia, reiškia, ir viena vyrai, supratimo reikia ir moteriai. Tik tai klausimas, ar mes mokam suprasti ir skirtingai suprantam. Nes jeigu moteris nori, kad vyras jaustų tai kaip moteris, vyras nejaučia tai kaip moteris, tai moteris kažkaip turėtų tą kiekvieną dieną prisiminti. Vyras tai nėra moteris, jis negali taip jaus kaip aš. Taip. Jis kitaip, pasikiti davikliai veikia. Jis gali suprasti, kad jinai taip jaučiasi. Aš, pavyzdžiui, dabar blogai jaučiuosi. Aš blogai jaučiuosi, sakys, suprantu. Nes mes suprantam ką? Skausmą. Mes suprantam, kas yra skausmas. Nuoskaudė, mes suprantam, kad yra nuoskaudė, nusivylimas, skyrybos ir visi, daug dalykų mes suprantam, mes galim susirašyti ir tai suprasti, bet yra dalykų, kurių mes negalim suprasti. Tu turi mane pajausti, tu mane turi pajausti kaip moterį, tai tada aš turiu tapti moterimi ir tada pajausiu. Ne taip giliai, žinai, bet tiesiog suprasti. Aš tik kalbu apie, iš čia pas mane lenda iš istorijų. Iš vyrų istorijų, kaip vyras grįžta, sako, aš nesuprantu, sako, aš turiu jausti, kaip jinai, sako, kaip man tai pajausti, aš nežinau, aš norėčiau tai pajausti, bet kaip, aš nemoku. Jeigu aš mokėčiau kaip moteris, bet jūs, sakau, ir taip mus mokinate kaip mamos, berniukus jausti. Tu turi jausti taip kaip moteris, kaip? Nemokamės jausti. Tada gal geriau neversti jaus, bet suprask tiesiog, kad aš tada taip jaučiausi ir jis, okei, suprantu. Ir toks kaip ir išsprendėm klausimą, jo. Aš manau, kad mes ir ateinam iki to vieno taško, kurį gal ir bus atsakymas. Suprasti vienas kitą. Gal jausti mes nesugebėsime, gal reikia kitų dar giliau čia panagrinėti, kad jaustų vienas kitą. Bet neskirtingai jaučiam. Čia yra, taip yra. Bet susikalbėti mes galime, suprasdami vienas kitą, palaikydami vienas kitą, nekritikuodami vienas kito, o priimdami, tu esi tokia, aš tą priimu tokia, kokia tu esi. Kai yra tavo tiesa, aš priimu tavo tiesą, bet neprimes savo tiesos man. Ir kai žmonės išmoks, tai vyras, moteris susikalbėti, tada viskas labai gerai gausis. Mano galva. Aš gal čia iš labai vyriškos pozicijos taip pasakau. Aš nežinau, kaip tau skamba čia, kaip tu moteris. Tas taip, plus dar priėmimo tokio, kad leisti jai būti tokia, kokia jinai yra. Bet čia tas pats ir vyro, manau, kad nenorėt pakeisti. Priimti mane, nes tada ir tas santykis, tas ryšys bus fainas. Aš pagalvoju, dėl ko esi, vis tiek mes į santykius ateinam dėl lengvumo ir kad mums gera. Nieksgi neverčia tavęs būti tose santykiuose. Nes tu nori dalinti su tuo žmogum ir aš galvoju, jeigu man su žmogumi yra gera taip pat kaip man vienai pačiai su savimi,
Jis mane priima, nereikia man vaidinti kažko, persistengti. Žinai, dėl ko, vat, pavyzdžiui, bent jau čia mano nuomonė yra, susitiko pora, ne, pradžiai drugeliai labai faini, taip, ten cheminės reakcijos ir visa kita pakitusi sąmonės būsena, bet žmonės bando nebūti savimi, o bando būti geresni nei jie yra. Maždaug kaip aš čia parodysiu geriausią savo versiją, kuri net neegzistuoja galbūt. Ir po to jie pradeda ten kartu būti, visą kitą atsipalaiduoja, nu ir tada jau ten lenda viskas. Ir šitoj vietoj pradeda būti priėmimas. Ar aš tikiuosi, kad jisai pasikeis, nes jeigu jis pasikeis, aš geriau jausiuos. Palauk, tvarkysiu savo būseną. Jeigu aš tvarkausi su savo tą laimę ir pati ją suteikiu savo, nu nebus man lūkesčiai tą vyrą, ar aš jį žiūrėsiu, nu, ar aš priimu jį su visu tuo paketu, be noro pakeisti. Nu, okei, jeigu nepriimu, nu ir goodbye, žinai. Ir nereikia rinktis. Aš gal tiesiog, žinai, iš vaikystės, jeigu paauglystė vaikystė mus mokintų, kad kaip pasirinkti, aš nesakau pasirinkti partnerį, bet pasirinkti draugą. Išmokti tiesiog pasirinkti draugą, kuris tau tik. Mes, pavyzdžiui, vaikystėje mes mokinom tų dalykų, kaip pasirinkti draugą, pagal kokius kriterijus. Dažniausiai, su jais faina, su jais nefaina, kodėl jis nieks labai nesigilindavo. Bet kai tu suaugęs, pradėsi suprasti, bet draugas, kas tau yra draugas, tai tada pradeda nagrinėti. Tai lygiai taip pat, kai užaugusiu, gali vyras užduoti klausimą, aš esu vyras, o kokios aš noriu moters? Ne išorė. O tai kokiu aš noriu santykių? Atrodo banalu, bet yra veikia. Jeigu žmogus tiksliai žino, ko jis nori, tai jis randa, bet jeigu tu nežinai, ko tu nori, tai tu gyvenime gauni, tai, kas išeina. Ir klaidas, gal nereikia tų klaidų. Tai va, grįžom prie pradžios, ko aš noriu, bet ko aš noriu sužinosiu tik tada, kai save pažinsiu. Tai ko aš noriu. Tai va, kitą kartą žmogaus paklausai, net nežinau, čia niekada neuždaviau savo tokį klausimą. Tai va, palinkėtų užduoti savo tokius klausimus. Aš manau, kad vis tiek mes esame tos būtybės, žinai, kurios turėtų pažinti save. Iš kur mes atėjome, kokie mūsų tėvai, kokie mūsų dalis protėvių gal galim prisiminti. Bet jeigu mes tai ištyrinėsim, tai nežinosim, kas mes esame. Mesgi puikiai žinom du personažus, labai gerus, tėvą ir mamą. Jau mes galim, vien tik juos ištyrinėsiu, viską galim pasakyti labai daug apie save. Bet jeigu mes dar žinotume apie senelius daug dalykų, apie močiutes, tai faktiškai mes viską žinom apie save. Labai daug. Ne viską, bet labai daug, mano galva. Ir tada jau galima su tą medžiagą dirbti. Bet kai tu paklausi, ką tu žinai apie savo tėvą, taigi jis dirbo, prižiūrėjo, tu būdami. O tai koks jis kaip vyras? O tai kaip moteris jautėsi šalia tokio vyro? Ką aš žinau? Mamai blogai buvo, ten skriaudė, mušė. O tai kodėl jis mušė? Jis blogas, jis gėrė. O kodėl jis gėrė? Iš kur aš žinau, tai tu jo pats ir paklausi. Ne, aš turiu klausti. Tu turi užduoti šitą klausimą. Tai kai skui ištrinėsi, tada bus aišku. Žmogus eina į destrukciją tik tada, kai jam yra blogai. Nesvarbu, ar tai vyras ar moteris. Mes tai puikiai žinom. Viskas labai, mano galva, kad santykiai yra labai elementaru, tik tai, kad gal tas egoizmas mūsų per didelis. Aš noriu. Neišpildytus gal vaikystės kažkokios tai lūkesčiai neišpildyti. Mano galva. Ką aš matau, tai ypatingai, man labai patinka mano stovykla, kurią darau 48 valandas, tai yra užrištos akys ir tamsoj. Tai vyras, būdamas ir atlikdamas užduotis, jisai nueina į savo vaikystę, nueina į savo paauglystę, jis pradeda matyti filmus tiesiog. Ir jis pradeda suvokti, kur problema, kur yra, aš čia tai dariau, o su žmona ir todėl, kad, tas ir tai. Sako, aš dabar supratau, ką reikia daryti. Kaip Eurikai, Archimedai, tai buvo, wow, super, tada pasiskė savaitgalis, jeigu tai gaunasi. Geras. Nu, džiugu, kad darai tokį darbą didelį ir bent jau kažkokia dalis vyrų, atsimerkia ir eina į tą savęs pažinimą. O nuo to moterim tik geriau. Ką mes dar galim padaryti? Ką mes galim padaryti, aš tai galvoju, kad vien tik šitas video, aš galvoju, kad gali daug ką padaryti. Jeigu šitą video išgirs 10 000 žmonių ir iš 10 000 žmonių padarys išvadą 100, jau bus labai gerai. Tie 100 kažką pakeis savo gyvenimą. Tai mano tokia paprasta matematika. Jeigu peržiūrės 100 000 žmonių, tai galbūt 10 000 padarys išvadą. Ir pagalvos, tai bus labai gerai. Tai mes jau savo darbą darom.
mano galva, kad šitas video, daug dievė, kad išgirstų daug žmonių ir tiesiog patys savo užduotų klausimus. Asmeniškai aš bet kuriam rekomenduoju savo užduoti drąsiai klausimus. Aš būnu vienas gamtoje, aš duodu savo klausimą, Donatai, ko tu nori? Norėčiau tai ir tai. O kodėl tu nori? Nežinau. O kodėl tu nežinai? Tai kam tu nori? Paprasti klausimai, kurie te veda į stieną ir paskui, kodėl aš nežinau, ko aš noriu. Taip. Ir čia prasideda atsakymai. Taip. Tai mano galva, kad tu irgi, kai dirbi su moterimis, irgi užduodi klausimą, kogi tu nori moterį. Ir jos tikrai dažnai nežino, ko jos nori. Labai dažnai. Ir tada atrodo susimastai, kad to pamatinio dalyko, su kuriuo mes turėtume iš tikrųjų įeiti, ir tai turėtų būti mūsų ta kelrodė žvaigždė, kad žmonės nežino. O mes tik palėtėm, tik tai, žinai, va dabar tik palėtėm paviršių. O jeigu mes dabar paliestume vieną temą, pavyzdžiui, intimi temą, ne? O taip. Seksas, intimumas, ant kiek reguliarūs santykiai, seksualiniai, kaip išpildo viens kito lūkesčius, kada pasirinkti arba orgazmas. Vat jeigu iš dar šitą paliestume temą, o čia prasidėtų faktiškai reikėtų galima užsiimti gydymu. Kodėl? Dėl to, kad kai vyro klausiau, ką ir problema, tol, kad atsiranda vaikai, moteris dažnai prižiūri vaikus. Taip, nukreipia dėmesį. Jeigu su vyru netgi ir mylisi, tai jeigu ir patiria orgazmą, tai turi niekas negirdėti, kad vaikai nesgėda, niekas tai turi, kaimynai turi negirdėti, nes gėda ir kažkokie uždari pasaulį, kad niekas tik nesužinotų, kad tik niekas negirdėtų. Ir va ta gėdos jausmas. Viena yra kaimynai, bet kitas yra pats ryšys, kai yra gėda prieš partnerį. Nu, čia yra kita labai stipri didelė tema. Mes šitos temos net nepalėtėm, bet jeigu taip užmetam, ne, viršaus, šiek tiek, kad pamąstymai. Taip. Dar šitą temą paliestų savo. Faktiškai, aš garantuoju, galiu iš ko nori netgi, kad 90% vyrų ir moterų labai turi daug problemų čia. Aš netgi pradedu sesijas nuo šito klausimų. Pirmą užduoda apie intimumą ir tada mes jau suprantame, kad jie yra jau šiknuoju, atsiprašant, kad yra blogai su santykiais, nes tai parodo apie visus jų santykius. Jūs mane nesuprantate, kaip jūs suprantate, jūs vienas kito kūno nesuprantate. Jeigu jūs nemokat kalbėti, nors gal kūno mokat paliesti, o žinot, kur paliesti, kur paspausti, o ko liesti ir ko neliesti, ir kaip spausti, ir kokį... Viskas. Ir čia palauk, nes vėl einam į tai, kad pažink kitą, bet tada sugrįžtam į save, kiek tu pats save pažįsti, kiek tu savo kūną tą pažįsti, o tu save ten gali paliesti. Nu, tu supranti, vėl čia yra super didelė tema, kuri irgi ir partnerystėje tai yra labai labai... Aš galiu duoti vieną instrukciją, nes su vyrais juokiams ir mes diskutavom kokią pusvalandį. Aš sėdėjau ir galvoju, aš žinau vyrą atsakymą, ko reikia markerio. Moteris, prieš atėvant vyrui, sužymė visus taškus, parašo instrukciją, viską, prideda dar video kokią nors jums, ir sakau, jūs atėnat ir tada viskas aišku, gal kai išmoksit, tai suprasit. Bet tikslas iš tikrųjų, jokas jokiais, bet mes ne tik savo kūną nepažįstam, bet net mes partnerio kūną nepažįstam, net nežinom, ką su juo daryti. Absoliučiai. Ir galvoju, kad čia irgi viena iš tų dalių, apie ką mes kalbam. Kūno kalbos mes nesuprantam, nes kūno kalbose gali būti va. Tai čia aš manau, kad tų darbų turi tikrai irgi nemažai šito klausimų. Čia visi turi to darbo šito klausimų labai daug. Bet aš labai palinkėčiau, va tiek pažiūrėsiu video, šiandien, va kai reikia perklausyti šitą video, užduoti savo klausimą vieną. Kokie mano intimų santykiai? Įvertinti 10 balų sistemoje ir kada ir kaip greit nusipirkti markerį. Bet žinok, moterim irgi reikia markerių, nes vyrai turi tik tais 1 arba 2 taikinius. Bet kiek dar ten yra žemės neištyrinėtos, tai vat, lygiai taip pat. Pas vyras irgi nežinau. Taip, bet mano galva, kad gal dėl to mes ir palėtėm šitą temą. Labai gera, labai tema tokia, kad ką galvo vyrai apie moteris, ką moteris galvo apie vyrus. Kad mes dar turime daug metų pažinti vieni kitus. Ir mano galva, kad to dar trūksta. Apie tai bijoma kalbėti. Apie tai nenori kalbėti dauguma šeimų. Nes sako, viskas pas mus yra gerai. Ir kai užduodi klausimą, o kodėl tu manai, kad pas tai viskas yra gerai? Aš žinau, kad pas viskas gerai. Žinai, kaip pasako, nes visi taip gyvena. Man čia fainiausia. Taigi visiems tas pats, tai vadinasi ir aš čia taip. Va čia yra baisiausia. Visi ne tu, visi tai yra jie. Klausimas. Tai faktas.
Bet čia gal yra ir baimė pasižiūrėti tai, nes tu suvoki, kiek ten yra reikalų. Taip. Tai manau, kad, žinai, šitą temą tu gali su kažkuo irgi paimti ir pagvildenti galbūt su kitais kaučeriais ir palies, ką tu manai apie. Ir manau, kad būtinai padarysiu tai, nes tai yra čia labai bus įdomu. Mhm. Tai yra labai svarbu ir aš galvoju, kad netgi vieną iš punktų iš jūs reikėtų apie tai daug šnekėti. Ir mano galvo, žinai, ko reikėtų? Patalpos, videokameros, skamba labai žiauriai, bet nepasiruošė tam lietuviai, bet nesvarbu. Įvesti abu į kambarį ir dabar sakyti, parodykit tą moką. Ką? Ir po to Parodykit, ką atiduoti tą įrašą. Ir koks tikslas? Išeiti abiem laimingam. Kaip, taigi kamerų? Išeiti laimingam. Ir čia viskas, čia 100%, turbūt ne 100%, bet 90% iš ten neišės laimingi, nes bus kompleksų belekie, išlys viskas. Taip. Va, čia ir susiveda irgi visos tos problemos ir visas požiūris į save ir aplinką. Taip. Super. Ačiū Donatai, labai laikas tiesiog praskriejo, labai fainai, iš tikrųjų palėtėm tas temas ir labai tikiuosi, kad mūsų žinutė pasieks kuo daugiau žmonių. Daug dėjau, kad jie išgirstų, žinai. Tai ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū tau. Visiems gražios dienos. Gražios dienos. Kur dabar sustabdyti?